Hallelujah. Ir prašom Michaelą Hovardą. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Yeah. This is a great team of musicians. Čia I want- nuostabi šlovinimo grupė. But before I preach God's word, I want us to just understand something. Prieš tai, kai aš pamokslausiu, noriu, kad mes kai ką suprastumėm. Music, the ministry of music, and I use that word very deliberately, the ministry of music. Muzika, pats muzikos tarnavimas, ir aš sąmoningai vartoju kaip muzikos tarnavimą. And unfortunately, there's hardly anybody in the body of Christ that understands it. Ir retai, kas Kristaus kūne supranta to tarnavimo svarbą. The ministry of music is for two purposes. Muzikinis tarnavimas turi dvi prasmes. First and foremost, to glorify God, Pirmiausia, tai yra above all things. šlovinti Dievą, We're not išaukštinti here Dievą. just to sing some songs. Mes čia susirinkom ne tik tai padainuot We're kažkokias not just tai here to feel dainas. good. Tiesiog, kad gerai jaustumėmės, We are here to glorify God. mes čia tam, kad išaukštinti Dievą. Amen. Amen. The second purpose of the ministry of music Ir antra muzikinio tarnavimo Is to tikslas antras is to take the believer into the presence of God. - paimti tikintį į Dievo artumą. Yeah? It's to glorify God, and it's to take me into the presence of God. Pirmiausia, išaukštinti Dievą ir antras tikslas yra tikintį pakelti Dievo aukštumas. Amen. If we are in the ministry of music, we should always be sensitive to what the Spirit is saying and doing. Tarnaudami muzikiniam tarnavime, mums labai reikia būti jautriems dvasioje, jausti, ką dvasia būtent ką kalba ir kaip veda. And what the Spirit is saying and doing needs to be expressed in worship. Ir ką dvasia kalba ir sako, turi būti išreikšta per muziką. There are times when the Holy Ghost would want to really touch the depths of our being, Yra momentų, kai tikrai šventoji dvasia nori paliesti mūsų gilumą, to melt us, to undo us. ištirpdyti mus, nurengti mus. There are other times when the Spirit Yra momentų, kai wants dvasia us to be in victory. nori, kad mes būtumėm pergalės No. būsenoj. The type of music that is played Ir kokio tipo muzika yra grojama, can completely change the spirit gali kardinaliai pakeisti dvasią, atmosferą. because it affects God's people, obviously. Nes tai įtakoja Dievo žmonės. So it can take us out of one level with God and bring us into another level with God, or it can take us out of this level with God and bring us up to another level with the Lord. Muzika gali mus paimti iš vieno lygmens Dieve į kitą lygmenį pervesti ir atvirkščiai iš vieno į kitą. There seems to be a vogue that has come into the church in all the nations Ir yra dabar toksai bažnyčiose toksai polinkis, of repetitive music, the same repetitive beat, kad kartoti tam tikrus ritmus, kad tiesiog dažnai jos kartoti. that I say puts us in a zombie mode. Ir mus įveda į tokį zombių būseną, Yeah? aš taip vadinu. Everybody just zombie mode. We're going into zombie mode. Dabar tokia zombių būsena visi. Have you ever watched, it does good to watch the reaction of God's people, Yra gerai pastebėti, kaip Dievo žmonės reaguoja, because you can see people just switching off and going into this zombie mode. kad žmonės išsijungia dažnai ir jie pereina kažkokią tai būseną. The Holy Ghost got us out of that this morning. The Holy Spirit Kad Dievo dvasia, took us out of zombie mode this morning. kad būtent šį rytą išvedė mus iš tokios zombių būsenos. And what the Spirit wants Ir kad dvasia nori is life, gyvybės, power, jėgos, excitement džiaugsmo in this place šitoj for vietoje, this season.
that may change. Šitam būtent laikmetį tai gali So keistis. I want us to upbeat. I want us to sing a couple of songs that are really upbeat, Tiesiog norime dabar, kad jūs padainuotumėte exciting, tokias džiaugsmingas, dynamic, so we can dance and we can jump Kad and we can galėtumėm- shout and we can get excited. kad galėtumėm šokti, džiaugtis, kad pakeltumėm tą, jeigu surastume tokias giesmės, Because that's what the Holy Ghost wants. bet nes būtent tai, ko šventoji dvasia nori. Amen. Because it's not just about singing some songs. Ir nėra vien tik tai paprastai dainuotas. What God did this morning was to break some strongholds. Ką Dievas darė šį rytą, jis būtent laužė tam tikras tvirtovės. Tape. When the children of Israel marched around Jericho, Kai Izraelio vaikai žygiavo aplink Jericho miestą silence. tyloje, But finally, bet po to they had to utter a great shout, jie turėjo garsiai sušukti, blow the trumpets, trimituoti, make a noise, sukelti didžiulį do a triukšmą, dance, šokti. and the walls came down. Ir tada sienos griuvo. And there are many believers Yra daug tikinčių, who need to make a noise, kurie kelia do triukšmą, a dance, šoka, give a shout, šaukia, jump, šoka and the walls of your lives ir and the shackles of your lives tos gyvenimo sienos and the chains of your life ir tavo gyvenimo pančiai will be broken. sulūš, bus sutraukyti. That's good. Come on, come on, come on. Woo! Come on, yes. All right.
Nuostabu. Wonderful. Nuostabu. Hallelujah. Aleliuja. We are in warfare. Mes esame kare. From the moment you received Christ, you are at war. Nuo to momento, kai tu priėmei Kristų, tu atsidūrei, patekai į karą. And the easiest way to win this war Ir pats lengviausias būdas laimėti šį karą is in rejoicing. yra džiaugtis. Yeah? Ja? We are fighting principalities and powers, Mes kovojame su kunigaikštystėmis ir jėgomis, not by screaming and shouting at the devil, ne tai, kad šaukiame ant velnio, but by being deliberate vessels of victory and joy. kad sąmoningai būdami džiaugsmo indai. Amen? The devil hates it Dievui nepatinka, when we are excited about Jesus. kai mes džiaugiamės Jėzumi. That's why he loves religion. Todėl jam patinka religija. That is why the devil loves religion. Velnias myli religiją. And if you're a dead religious Pharisee, Jeigu tu esi miręs religingas fariziejus, he just is so excited about you. jisai tiesiog džiaugiasi. Yeah? Taip? He's just so excited about people that live in monasteries. Jisai taip džiaugiasi tai žmonėm, kurie gyvena vienuolynuose. I call them dead wood. Aš laikau juos negyvais medžiais. Yeah? He's Malkom. so excited about people that come to church Jisai taip džiaugiasi tai ties, kurie eina į bažnyčią and don't do anything. ir nieko nedaro. Let me tell you a story. Noriu papasakoti istoriją. This is a true story. Tai tikra istorija. I was in a church in the nation of Rhodesia, which became Zimbabwe, many, many years ago as the associate pastor. Buvau vienoj tokioj tauteliai Zimbabvėje, kai buvau vienas iš pastorių. And the pastor and I, we just had such a wonderful time with the Lord. Ir su pastoriu mes ten tarnavome ir turėjome nuostabų metą. The presence of God would come down at every meeting, every service. Kiekvieno susirinkimo metu tiesiog Dievo artumas nužengdavo. We'd go marching around the town at 2 o'clock in the morning, praying, praising, shouting, rejoicing. Iki 2 nakties ten vykdavo susirinkimai, mes ten šaukdavom, džiaugdavomės. I can say that we really had revival. Mes tikrai turėjom ten atgimimą. After a few years, this pastor was transferred to another church. Po kelių metų tą pastorių perkelė į kitą vietą, į kitą bažnyčią. And somebody else came and took over. Ir atvyko kitas žmogus. And the first thing this new pastor did at the beginning of every service Ir tas naujas pastorius pradėjo kiekvieną tarnavimą. was to stand up and say, Satan, Jis atsistodavo ir sakydavo, I šėtonė, bind you in the name of Jesus. sakydavo, šėtonė, aš tave surišu Jėzaus vardu. I said to him, you know what? Aš paklausiu jo, Satan isn't here. sakau, šėtono čia nėra. Satan isn't here. Šėtono čia tiesiog nėra. He hates this place. Jis nekenčia šitos vietos, It's full of the praises of God. nes čia kyla Dievo šlovė. It's full of the victory of God. Čia daug pergalės, It's full of the excitement of čia God. daug džiaugsmo. He hates the place. Jis nekenčia šitos If vietos. you keep calling his name, he's going to come. Jeigu tu šauksi velnę, jis ateis. Doesn't matter how you call him. Nesvarbu, kaip tu ten jį pavadinsi. Yeah, have you ever thought about this? If we had the power to bind Satan, why isn't he bound? Jeigu mes turime jėgą velnę surišti, tai kodėl jis dar iki šio momento nėra surištas? My Bible says he's going around as a roaring lion, seeking whom he may devour.
Mano Biblija įrašo, kad jisai vaikšto aplink mumis kaip riaumojantis liūtas, ieškodamas ką praryti. Oh, yes, I know that Jesus said, bind the strong man before you spoil his house. Aš žinau dar Jėzus, kad pasakė, kad tu turi pirmą surišti stiprų vyrą, kad ateitum ir apvogtum jo namus. But if the whole church is binding Satan every day, why isn't he bound? Bet jeigu visos bažnyčios kiekvieną dieną vis velnę surišinėja ir jis dar po šiai dienai nėra surištas. Amen. We don't have that authority to do that. Mes neturim tos valdžios Some do. tai padaryti, kai kas galbūt turi. In the academy in Malawi, we have what we call prefects. Ir Malavio vienoje iš akademijų ten They are students that rule over the students. yra tam tikri studentai, kurie yra šiek tiek turi daugiau valdžios virš kitų studentų, jie ten kaip atsakingi už tam tikras sritis. And over those prefects, there's a deputy head boy and a head boy. Ir virš tų dar yra kažkoks ten aukštesnis jau studentas pastatytas, kuris dar turi savo bosą. So about 6 months ago, the vice head boy came to me. Ir prieš 6 mėnesius vienas iš tų viceprezidentų And he studentų said, atėjo Pastor, I want to get really serious about Jesus. ir sako, aš noriu rimtai pakalbėti apie Jėzų. And he gave his life to the Lord. Jis atidavė savo gyvenimą viešpačiui. Yeah. Well, about a month ago, Ir po mėnesio he came to see me in the office. jis atėjo vėl pas manęs į ofisą. He said, I've got a real problem. Sako, aš turiu rimtą problemą. He said, one of the students came to me with his problem Vien studentas atėjo su savo problema pas mane. and asked me, please pray for me to be delivered. Jisai paprašė manęs, kad aš pasimelčiau, kad išlaisvinčiau. So this vice head boy went up to the student and was about to lay hands on him and pray for him to be delivered when the student said to him, Ir kai tik tai tas viceprezidentas, tas studentas atėjo, jau pasimelts norėjo with another voice, už tą studentą, tas studentas netikėtai prakalbo kitų balsų. don't touch me. Sako, neliesk manęs, You have no power over me. tu neturi jėgos man. And he said, at first, Sako, pirmiausia, I thought it was the student speaking to me when I suddenly realized aš pagalvojau, pirma mintis, kad čia studentas man taip this sako, is a demon bet paskui iš karto supratau, kad čia speaking out demonas, of the student. kalbantis iš to studento. So he said, I went to pray for him again and the demon spoke and said, Ir aš vėlai I said, don't touch me. Aš vėl prisertinau prie jo, kad pasimelsti ir vėl tas balsas sako, aš You sakiau, have kad no tu power nesertink over me. prie mane, tu neturi man jėgos. And he told him the reason. He It said, is- you have no power over me because one of the music that you listen to Ir tas demonas jam pasakė priežastį, kodėl jisai neturi jėgos ant jo. Sako, pirmas dalykas, tu klausais tam tikrą muziką, the rock music, roko muziką, the metal music, metalą, the rap music repą, that you are listening to. kurį tu klausais. Number two, because of all the girls you spend your life chatting to. Ir antras dalykas, kad tu turi daug merginų, su kuriuom dažnai bendrauji. And number three, because you don't have any faith. Ir trečias dalykas, tu neturi jokio tikėjimo. So this vice head boy was standing there, Ir tas defeated, like so Visas- many Christians. What do I do? Tas viceprezidentas iš tų studentų, jisai stovėjo nugalėtas. So he said, okay, Sako, gerai. I'm taking you to see Pastor Michael. Sako, gerai, aš einu pasišnekėti su pastoriu Maiklu. And this demon's, no, not him. No, not him. Ir And tas the boy demonas, fled. ir tas demonas prakal, ne, tik ne su juo, tik ne su juo. Ir tas studentas pabėgo. Hallelujah. Hallelujah. I like it that the devil knows who I am. Man patinka, kai velnė žino, kas aš esu. Yeah. I'm not getting out of the way for him. He gets out of the way for me. Aš nesitraukiu velnių iš kelio, velnės traukiasi iš mano kelio. Come on now, I'm not just saying that.
You know, preachers can stand in the pulpit and say things like that. Žinot, dažnai pamokslininkai kalba tokius dalykus. We don't have authority over the devil until we've earned authority with Christ. Mes neturim valdžios velniui tol, kol mes negaunam tą valdžią iš Kristaus. Amen? Beloved, part of earning authority with Christ is knowing how to praise Him and worship Him properly. Mylimieji, iš tikrųjų turėti valdžią Kristuje reikia žinot, kaip jį garbinti ir kaip jį šlovinti. There's a principle about shouting. Yra tam tikras šauksmo principas, It's not an African thing. tai ne afrikietiškas principas. People said when I first came to Lithuania, don't bring your African shout here. Kai aš atvykau pirmą kartą į Lietuvą, dauguma sakė, žinai, tu savo tos afrikietiškus principus palik ten Afrikoje, čia mes Lietuvoje kitokie esam. We are Lithuanian. Mes lietuviai esame. You know what? I don't care who you are. Man iš tikrųjų nerūpi, kas tu There's toks a esi, principle. bet yra principas, Hallelujah. hallelujah. And if we're going to live the victorious Christian life, Ir jeigu mes norim gyventi pergalingą krikščionišką if we're going to gyvenimą, be excited about Christ, mes turime džiaugtis Kristumi. and I want to tell you something, Ir kai ką noriu dar we're pasakyti, going to have ir mes turėsime authority over the devil valdžią virš velnio. and all of his powers Ir prieš visas jo and kunigaikštystės jėgas. principalities. Somebody say hallelujah. Kai kas pasako aleliuja. Too much lunch, now you're all fat and you want to sleep. Per daug pietų turbūt suvalgė, dabar norit pamiegot, pasnaust. Hallelujah. Aleliuja. We were talking this morning about Šį rytą mes kalbėjome being the expression apie būti atvaizdu and declaration of Jesus Christ on the earth. Jėzaus Kristaus liudijimų šitoje žemėje. You are Tu esi the expression atvaizdas and declaration of ir Jesus Jėzaus Kristaus deklaracija in this world. šitome pasaulyje. So, beloved, you better be victorious. Tai geriau tu jau būk You better pergalingas, be more than a conqueror. jau būk You better be nugalėtojas, excited. jau būk You better be džiaugsmingas, overcoming. jau būk You better be a nugalintis, shouter. jau geriau šauk, You better rise up geriau jau pakilk and change ir pakeisk, because the world is watching you. nes pasaulis stebi tave. All right, turn with me to Psalm 85. Atsiverskime psalmę 85, In case you say I didn't read from the Bible. kad nesakytumėt, kad aš nieko neperskaičiau iš Biblijos. And I want us to clearly notice what God is saying in light of what I shared this morning. Ir aš noriu, kad jūs suprastumėte, ką Dievas nori pasakyti per tai, ką mes šiandien jau kalbėjome šį rytą. You know how much God wants to favor you? Jūs neįsivaizduojat, kiek Dievas nori jums padėti. One person, Vienas žmogus. two. Du. Well, if you don't want to be favored by God, I do. Jeigu tu nenori, kad tau Dievas If you don't want to padėtų, be blessed by God, kad Dievas I tau do. būtų maloningas ir palaimintovė, aš noriu, kad Dievas būtų man maloningas. If you don't want to be the favorite of God, I am. Jeigu tu nenori būti mylimas Dievu, aš noriu būti. You know, it's so wonderful when we really know who we are in Christ. Iš tikrųjų nuostabu suprasti, kas mes iš tikrųjų esame Kristuje. It's not about being proud or arrogant. Tai nereiškia, kad mes turim būti išdidus ir arogantiški. It's about being assured Tiesiog būti užtikrintų, that the work that He has done in me kad tas darbas, kurį Jisai padarė manyje and the work that He has done for me
Ir tas darbas, ką jisai padarė dėl manęs, First, he did it for me. pirmiausia, jis padarė dėl manęs. Now he does it in me. Ir dabar jis daro manyje. Hallelujah. Aleliuja. It's a complete work. Ir tai pilnai atbaigtas darbas. It's a complete work, beloved. Mylimieji, tai pilnai atbaigtas darbas. Lacking nothing in Christ. Mes nieko netrūkstame Kristuje. Hallelujah. Aleliuja. You think of the salvation, what we have been saved from, to what we are saved to. Kai galvoji iš to, iš kur Dievas mus išgelbėjo, iš ko į ką, I'm saved from destruction. I'm saved from death. nuo mirties ir sunaikinimo, I'm saved from misery. išgelbėtas nuo depresijos, I wouldn't believe it looking at some of your faces. nors kai žiūriu jūsų veidus kartais sunku to patikėti. I'm saved to joy. Aš išgelbėtas į džiaugsmą, I'm saved to victory. aš išgelbėtas į I'm saved to pergalę, being more than a conqueror. aš daugiau negu I'm saved to nugalėtojas, health. aš išgelbėtas į I'm saved sveikatą, to wealth. aš išgelbėtas į I'm saved to klestėjimą every ir turtą, blessing. aš į bet kokį I'm malonų saved to dalyką, eternal life. aš išgelbėtas į I'm gyvenimą, saved aš išgelbėtas to his glorious purpose. į jo džiaugsmingą tikslą, Hallelujah. lovingą tikslą. Yeah. Lord, thou hast been favorable unto thy land. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Tu viešpatie buvai palankus savo šaliai, atkūrei Jokūbo būklę. Thou hast forgiven the iniquity of thy people. Tu atleidai savo tautos kaltę. Thou hast covered all their sin. Apdengiai visą jų nuodėmę. Hallelujah. Hallelujah. Can we get a little excited? Ar tikrai nėra nuostabu? He's covered all your sin misery. Jisai apdengė visą tavo apgailėtiną būseną. Misery? Ja? Yeah? Apgailėtiną būseną. Mizerija, žemaitiškai, ne? He's covered all your sin. Jis visą tavo nuodėmę, Not some of it, ne dalį, not 99.99%, but all. ne 90,99%, bet visą nuodėmę. What a God. O, koks nuostabus Dievas. What a God. Koks Dievas nuostabus. What a God. Koks nuostabus Dievas. Oh, Lord. Thou hast taken away all thy wrath. Thou hast turned thyself from the fierceness of thy anger. Tu atitraukiai visą savo įniršį, nukreipiai savo karštą rūstybę. Now, turn us, O God, Atstatyk mus, Dieve, of our salvation, mūsų gelbėtojau, and cause thine anger toward us to cease. ir nutrauk savo nepasitenkinimą mumis. Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Ar amžinai tu pyksi ant mūsų, pratęsi savo rūstybę kartų kartoms? Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Argi tu vėl net gaivinsi mūsų, kad tavo tauta džiaugtųsi tavim? If I asked you today, do you want revival for Lithuania? Jei aš paklausčiau tave šiandien, ar nori prabudimo šiandien savo tautoj, Amen. Lietuvoj? Of course. Taip, žinoma. Why do we want revival? O kodėl nori to prabudimo? The answer to that is many opinions. Ir čia iš tikrųjų yra labai daug nuomonių. I want revival so people can get saved. Aš noriu prabudimo, kad žmonės I want išsigelbėtų. revival so the nation can change.
Aš noriu, kad tauta I pasikeistų. want revival for this reason and that reason. Aš noriu prabudimo dėl šios priežasties ir anos priežasties. But the word of God is clear that revival should be for one thing only. Bet Dievo žodis sako, kad prabudimas turi būti dėl vienos priežasties. That God is glorified. Kad Dievas būtų išaukštintas. That God is glorified. Kad Dievas būtų išaukštintas. And God is glorified Kad Dievas būtų išaukštintas. when we, Ir mes, His people, jo žmonės, rejoice in Him again. ir kad vėl grįžtų mumise džiaugsmas juo. Hallelujah. If you don't rejoice in God, Jeigu tu nesidžiaugi Dievu, you need revival. tau reikia prabudimo. If you are not excited about Jesus, Jeigu tu nesidžiaugi Jėzumi, you need revival. tau reikia prabudimo. If you are not passionately in love with Him, Jeigu tu karštai jo nemyli, you need revival. tau reikia prabudimo. If you don't seek that He is glorified, Jeigu tu nematai jo šlovės, first of all, in your life, pirmiausia savo gyvenime, then you need revival. tada tau reikia prabudimo. Revive us, Atgaivink O mus, Lord, viešpatie, that thy people kad tavo žmonės may rejoice galėtų džiaugtis in thee. tavimi. Hallelujah. Now, I don't know where you come from. Nežinau, iš kur jūs atvykote, I don't know what churches you belong to. Praise God. I Nes- don't care. nežinau, į kokias einate bažnyčią, šlovė Dievui, kad iš viso einate. Because that leaves me free to say what God wants me to say. Ir aš nepriklausau nuo tų bažnyčių, tai padaro mane laisvų kalbėti tai, ką aš noriu kalbėti. If you are not baptized in the Holy Spirit with the evidence of speaking in other tongues, you need revival. Jeigu tu nesi pakrikštytas šventąją dvasią ir kaip ženklas nekalbi kalbomis, tau reikia prabudimo. But brother, I'm a Baptist and we don't believe in speaking in tongues. Aš baptistas ir netikiu kalbėjimu Or kalbomis. I'm an Orthodox and we don't speak in tongues. Aš ortodoksas ir mes nekalbam kalbomis. Or I'm dead and we don't speak in tongues. Aš miręs ir nekalbu kalbomis. I don't care who you are. Man tiesiog I nerūpi. don't care what little label you put on yourself. Man nesvarbu, kas tu toks esi, I kokia care ten. what His wonderful, powerful, victorious, glorious word Man nesvarbu, kokia čia lentelė esi užsirašęs ant kaktos. Man tiesiog svarbu, ką Dievo žodis sako. Galingas has Dievo to žodis. say. On the day of Pentecost. Aš esu sekminių diena. And don't you dare tell me that was for the first century. Ir nesakyk, kad ten buvo tada prieš tiek metų, tik pirmam šimtmetyje. It was for the church age. Būtent sekminių diena buvo skirta bažnyčios amžiui. On the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon them and they all spoke in other tongues. Sekminių dieną, kai nužengė šventoji dvasia, visi kalbėjo kalbomis. Hallelujah! Hallelujah. Now, I grew up as a very good Baptist. Aš užaugau kaip labai geras baptistas. And the Holy Ghost was so wonderful to me. He kept me from the debate of tongues, not tongues, baptism, not baptism. Dievas buvo man gailestingas ir aš kažkaip tai nebuvau įsivėlęs į tas diskusijas, gerai, blogai kalbėti kalbomis. I want to tell you something. Ir kai ką norim pasakyti. I was 16 years old Man buvo 16 metų at university universitete, when I received the baptism of the Holy Spirit kada gavau šventosios dvasios krikštą and began to speak in other tongues. ir pradėjau kalbėti kitomis kalbomis. Now, you may not believe it, Galbūt jums bus sunku patikėti, but I was the quietest, shyest,
most reserved person that you would ever want to meet. Ir aš buvau pats kukliausias, gėdos prispaustas ir užsidaręs žmogus, kokį jūs tik tai gal sutiktumėte ant šios žemės. But when the Holy Ghost got a hold of me, Tačiau, kai šventoji dvasia mane pagavo, I want to tell you, when the Holy aš jums Ghost pasakysiu, got a hold of me, kai šventoji dvasia mane He pagavo, turned my world upside down. tiesiog mano pasaulis apsivertė. And I became an explosive volcano. Ir tapau tiesiog kunkuliuojančių vulkanų. And I have stayed an explosive volcano. Ir aš pasilikau tuo kunkuliuojančių ugnikalniu. Because the same Holy Spirit that filled me then is the same Holy Spirit that fills me now and controls me. Nes ta pati dvasia, kuri mane tada pripildė, jinai ir dabar mane pripildo ir kontroliuoja. It's very difficult for me Man labai sunku, when I pray for people to receive the baptism of the Holy Spirit, kai meldžiuosi už žmonės, kad gauti šventosios dvasios krikštą, and they stay quiet as mice. ir jie pasilieka tokie tylūs kaip pelės. I say, is this really the Holy Spirit that's come into this person? Ar tai tikrai šventoji dvasia nužengė ant to žmogaus? Because when he came into me, Nes kai jinai nužengė ant manęs, I couldn't stand it aš tiesiog negalėjau nustovėti vietoj. to be normal. Tiesiog negalėjau būti normalus. I walked around my university praising God, dancing and singing weeks on end. Aš tiesiog bėgiojau po universitetą, šokau, dainavau, rėkavau. I didn't stop. I couldn't stop. I didn't want to stop. Aš tiesiog negalėjau sustoti, aš nenorėjau sustoti ir negalėjau sustoti. I went home for the vacation and my mother said, I'm taking you to see the psychiatrist. We're going to admit you to the mental institution. There's something wrong with you. Aš pargrįžau atostogų pas savo mamą, mama persigando, sako, vaikeli, einam pas daktarą, psichiatrą, aš tave nuvesiu. I said, you bet, Mom, there's something wrong with me. Sakau, mama, tu tikrai nepergyvenk. You want to bet there's something wrong with me. Tikrai su manim viskas gerai. I got the fire of God. Mane yra Dievo ugnis. I got the fire of God. Mane yra Dievo Hallelujah. ugnis. No, nothing and nobody Niekas was going to quench, negalės sustabdyti to, was going to stifle, uždengti tai, suspausti tai, was going to put out that fire. kad atimti tą ugnį. The prophet says there's a fire. Pranašas sako, yra ugnis, Shut up in my bones. kuri šaukia mano A fire kauluose that cannot be quenched. ir jos nieks negali užgesinti. A fire that cannot be stopped. Ugnis, kurios negali A nieks fire that cannot užgesinti. be put out. Nieks negali jos A fire užgesinti. that burns brighter and brighter and brighter and brighter. Ugnis, kuri vis dega, dega stipriau ir stipriau. Hallelujah. Hallelujah. And the problem with us as the church, Ir su mumis kaip su the bažnyčia. problem with you, Ir problema yra ta, problem with you, su tavim ta the problema, problem with us, su visais su mumis ta problema yra. not me. Not me. Bet ne su manim, su jumis. Is we allow religion Kad leidžiame tai religijai to rob us. apvogti mus. We go to church Mes einam į bažnyčią and we sit next to a dead statue, ir stovime šalia mirusios statulos and instead of taking a hold of that dead statue and shaking it alive, ir vietoj to, kad paimtumėm tą mirusią statulą ir supurtytumėm ir padarytumėm ją gyvą, we die with it. mes kartu mirštame su tą statulą. I'll never forget going to a church in the United States, and God bless you if you're a Baptist, it was a good Baptist church. A nice family church. Ir nepamiršiu to atveju, kai buvau Jungtinėse valstijose, buvau baptistų bažnyčiai, tikrai nuostabi bažnyčia. Mother, 1, 2, 3 little kids. Ir ten buvo tokia bažnyčia, kur jau kartos ėjo, ten ir močiutė, ir mama, ir vaikai visa, kaip sakyti, nuo didžiausio iki mažiausio. So
So I paid a visit to this nice family Baptist church. Ir tiesiog nuvykau į tą šeimos baptistų bažnyčią, Just gonna be a šeimininę, nice family going to church. labai nuostabi Yuck. bažnyčia. Šeimininė. Iki čia, iki kaklo mane. Aren't you sick of being nice? Ar jums nepabodo būti vien tik gerais? We just want to be nice to everybody. Mes norime būti visiems geri, We don't want to offend anybody. mes nenorim nieko užgauti, Everybody's got their rights. visi turi savo teisių. Let's just be nice to everybody. Tiesiog būkim geri So viens kitam. everybody is nice to me. Tiesiog, kad visi, aš būsiu su visais geras ir visi And su we'll manim būtų. just be nice to geri. the devil too. Ir būkim geri velniui. Amen. Amen. So there was a good praise group on the platform. Ir, Not as good as this group. ir buvo tokia šlovinimo grupė, ne tokia gera kaip čia, bet jie irgi grojo muziką. And I saw this group, I mean, they were really sweating, trying to get 800 people to sing some praises. Ir mačiau, kaip jie iš tikrųjų sunkiai dirba ir prakaitavo, stengdamiesi uždegti tą 100 žmonių, ten ar 100 žmonių, kurie buvo toj bažnyčiai. This nice family church. Ta nuostabi šeimininė bažnyčia. Everybody being nice. Visi tokie labai geri. Nobody wanting to offend anybody. Nieks nieko nenorėjo užgauti. So finally they sang one of the great hymns of the church. Ir pagaliau jie priėjo prie tokios giesmės, vienos senos tokios giesmės. And I just remembered my early days and I got so stirred up. Ir aš prisimenu savo jaunystę, kai mane tada pagavo dvasia. Up to that point I was feeling sorry for the musicians on the platform. Now I'm stirred up. I'm getting angrier and angrier, but now I'm stirred up. Iki to laiko aš vis gailėjausi tų šlovintojų, bet jau mane pagavo ta dvasia, aš jau tikrai pradėjau I started to pykti. sing on the top of my voice. Ir pakėliau savo balsą ir iš visos krūtinės pradėjau giedoti. I'm telling you, the person that was sitting next to me Ir moved žinokit, 3 seats down. ir tas žmogus net per 3 kėdės nuo manęs. I was sitting right at the back of the church. Everybody turned around Aš ten dainavau pačioj bažnyčios galiai, visi atsisuko į mane. to disturb our nice Sunday service. Norėjo visi pažiūrėti, kas čia sutrūkdė mūsų tą nuostabų gražų tarnavimą sekmadieninį. Yeah, that's how we are, beloved. Tokie mes esame. I didn't give a hoot what anybody was looking at. I just continued to sing and praise God. Aš tiesiog toliau gėdojau, nežiūrėjau, kad čia visi mane jau žiūri. Later on, as we were leaving the service, some old lady came up to me. Ir po to, kai jau baigęs tarnavimas, ėjom iš bažnyčios, viena senutė priėjo prie manęs. And all she could say was, wow, you got a loud voice. Ir vien sako, o, tu turi tikrai nuostabų balsą. I said, yeah, I come from Africa. Aš sakau, kad aš iš Afrikos atvykau. You see, beloved, how we quench one another. Kaip mes sustabdysim viens kitą? I took over a very traditional church. Vieną kartą buvau tradiciniai bažnyčiai. It was a Dutch Reformed church. Buvo Danų reformatų bažnyčia Afrikoje. And everybody was very proper and very traditional. Ir kiekvienas buvo labai tvarkingas ir tradiciškai apsirengęs. And I said, God, how are you going to move this dead wood? Ir aš paklausiu, Dieve, kaip tu šitas malkas pajudinsi? So I picked on a few people, younger people in the congregation. Ir aš išsirinkau keletą jaunesnių iš tos bendruomenės. You come to a Bible study at my house. Sakau, gal jūs galite atvažiuoti pas manęs į Biblijos studijas. And I started to teach them to get excited. Ir aš pradėjau jas mokinti, džiaugtis, Shout, jump, praise the Lord. šlovinti, šaukti. And then I said to them, I want all of you. There were 7 of them. There were 7 of them. Ir 7 buvo iš jų. And we're a congregation of about 80. I said, I want you 7 all to sit in one place in the church. Ir ta bažnyčia buvo kažkur apie 80 žmonių ir aš sakau, jūs visi 7 susėskite And į on vieną ratą. Sunday, I want you to sing. I want you to jump up. I want you to shout. I want you to be free.
free. Ir tiesiog jūs pradėkit šlovinti, būkit laisvi, pradėkit šaukti, giedokit iš širdies. And they did. Ir jie pradėjo. And everybody in the church exited and went and sat that side. Ir visi iš bažnyčios aplink juos persėdo į kitą pusę. You know? You know, like they suddenly had some disease. Tai tarsi kažkokia liga. They're different. They're different. Jie tiesiog kitokie buvo. We don't like difference. Mums nepatinka kitokie. We're afraid of it. Mes bijom kitokių. Yeah? Ja? Ar taip? Somebody jumped up here and started shouting, hallelujah, Ka- hallelujah. I guarantee somebody's going to grab him and sit down. Jeigu kažkas tiesiog vatimtų netikėtai, atsistotų, įskėstų rankas ir šauktų aleliuja, aš garantuoju, kažkas prieitų, sakytų, tu sės. Or your husband, your wife is going to tell you on the way home, you really embarrassed me. Arba namo begrįžtant žmona arba vyras žmonai sakytų, žinai, tu mane labai sugėdinai šiandien. But you know, they just carried on every Sunday. Tačiau kiekvieną sekmadienį ta grupė žmonių vis They tęsė were ir so tęsė. excited in God. Jie tiesiog pradėjo džiaugtis Dievu Things started to happen. ir kažkas pradėjo And vykti. then little by little, everybody that had run over to that side of the church started coming back to this side of the church. Ir tie, kurie perbėgo į kitą bažnyčios pusę, pradėjo po truputį artėti prie jų. And they sat the next row. Ir pradėjo sėsti sekančią eilę, į sekančią. And they got diseased. Ir jie užsikrėtė tuo virusu. And then another row came and they got diseased. Ir toliau atėjo dar kiti už nugaros ir tie užsikrėtė virusą. And very soon the whole church got diseased Ir labai greitai visa bažnyčia susirgo to virusu. with victory and excitement. Pergalė ir džiaugsmu. Hallelujah. 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 Revive me, God. Atgaivink mus. Revive me that I may rejoice in thee. Atgaivink mane, kad galėčiau džiaugtis tavim. Come and blow afresh with the wind of your spirit. Pūsk į mane šviežų atgaivos vėją. Come and set me on fire again. Uždek mane ugnimi. Come and blow on the embers and the coals that have been covered and smothered by ash. Įpūsk į tas begestančias žarijas. Bring me into a fresh anointing Patep mane naujų patepimų, so that I may rejoice in you. kad galėčiau džiaugtis tavimi. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Because that's what revival's about. Dėl to ir yra That, prabudimas. Father, I may rejoice in you, that I may be excited about God, Tėve, kad galėčiau džiaugtis tavim, kad galėčiau džiaugtis Dievu, that I might be passionate about what He's done. kad aš karštai džiaugčiaus, gerėčiaus tuo, ką Jis padarė. Hallelujah. Hallelujah. That there's nothing that can silence me. Niekas nesustabdys mane. There's nothing that can quench the fire that burns. Niekas neužgesins tos ugnies, kuri dega manyje. Because once God begins a fire, beloved, Nes, mylimieji, jeigu jau Dievas pradėjo degti ugnį. there was a principle. Ir yra dar vienas principas, When the tabernacle of Moses, kai Mozės šventykla, when the church in the wilderness kai bažnyčia dykumoj camped again, sustodavo ir įsikurdavo savo stovyklą, and they set up the brazen altar of sacrifice, jie pastatydavo aukurą, and they slaughtered their sacrifice animal. jie aukodavo gyvulį, They laid it out on the altar, jie išdėliodavo ant altoriaus and the fire of God came down from heaven and consumed the sacrifice. ir Dievo ugnis nužengdavo iš dangaus ir prarydavo tą auką. And what was left on the brazen altar Ir kas būdavo palikę ant to bronzinio aukuro? was living coals, Žarijos, dar degančios žarijos. fire Ugnis, from God, Dievo ugnis, fire from God. Dievo ugnis. And with that fire from God, they had to go and light
the lampstand and they had to burn the incense. Ir su tom anglimis jie degdavo paskiau savo žibintus, degdavo smilkalus. What God began, Tai, ką Dievas pradėjo, the priests had to continue. kunigai toliau turėjo tęsti. They had to keep putting oil. Jie turėjo pilti aliejų, They kept having to sacrifice turėjo toliau aukoti and keep taking those coals off the altar and putting them on the incense. ir paimdavo tas žarijas, dėdavo ant smilkalų. What God began in your life, Ką Dievas pradėjo tavo gyvenime, the fire that He started in you, ta ugnis, kuri pradėta tavo He gyvenime, expects you to feed it. Jisai tikisi, kad tu toliau ją It's a principle. sensi, tu He toliau ją expects you kurstysi, to keep the fire burning. kad tu ją toliau kurstysi, tą ugnį savyje. He expects you to keep the fire going. Kai jisai tikisi, kad tu toliau tęsi tą He ugnį, expects you to stay passionate kad tu toliau liksi toks Excited. karštas ir uždegtas in love. ir būsi mylintis. Hallelujah. Hallelujah. Don't let the fire go out. Kad ta ugnis plėstusi. But the problem, beloved, Ir mylimieji, ir iš tikrųjų, is we go into dead religion kai tampame religingi and we sit next to dead wood ir sėdime šalia mirusios malkos or rotten apples arba supuvusių obuolių and we get rotten with them. ir mes tuo puvėsiu užsikrečiam. I never saw Niekados nemačiau 20 good apples in a basket 20 sveikų obuolių krepšyje, turn one rotten apple good. kurie 20 sveikų obuolių supuvusių obuolį padarė But I sveiku. saw one rotten apple Bet mačiau, kaip vienas supuvęs obuolys turn 20 good apples rotten. supūdė kitus 20 sveikus obuolių. Over time, Per laiką just let that rot seep through the basket and every one of those apples will end up rotten. tiesiog leis, kad tas puvėsis tekėtų per visus obuolius krepšyje ir su laiku visi supūs. So if you know a rotten apple, Jeigu tu pažįsti by the scruff of the neck supuvusį obuolį and say, get healed, ir sakysi jam, get išgydyk, delivered, išsilaisvink, get changed, pasikeisk or get out. arba eik lauk. Amen. Amen. Yeah, but you don't understand, Pastor. Bet tu nesupranti, pastoriau. He's a good tither. Jisai moka geras dešimtinės mums. That's why we keep the rotten apple, because he pays money. Todėl mes laikom tą puvusį obuolį, nes jis moka gerus pinigus. Well, let him perish with his money. Tegul jisai žūsta kartu su manim. You don't think I'm serious about that? I don't give a stinking hoot how much money you got. Man iš tikrųjų nerūpi, kiek ten pinigų tu kišeniai turi. My God's bigger than all the money in this room. Mano Dievas daug didesnis negu visus šie pinigus sudėtumėm kartu šitoj salėj. Hallelujah. Hallelujah. And I'm never going to be manipulated by somebody's checkbook, I promise you. Ir manim nieks nemanipuliuos su savo piniginė. Take your checkbook and drown with it. Tiesiog imk savo tą piniginę ir paskesk su ją kartu. Yeah? Otherwise you're going to turn everybody rotten. Kitaip tu supūdysi visus kitus. He's a God of revival. Dievas yra probudimo Dievas. He says, if you are lukewarm, Jisai sako, jeigu tu drungnas, I'm going to spew you out of my mouth. aš tave išspjausiu iš savo burnos. There's nothing that God despises more than a lukewarm believer. Ir nėra nieko baisiau, ko Dievas labiau nekenčia, tai būtent He says, drungno tikinčio. I wish you were hot or I wish you were cold, but because you are lukewarm, you are useless. Aš jau geriau jau būk karštas, arba geriau jau tu būk šaltas,
Bet jeigu tu esi drungnas, tu esi niekam nereikalingas. Yeah? You know, at least you can take somebody that's cold, you can take a red hot poker and stick it in them. Jeigu yra kažkas šalta, tu bent gali paimti su karštu pagaliu jiems kažką padaryti. And they'll shout. Ir jie tada pradės šaukti. Yeah? You can take somebody that's hot and make them hotter. Ir tu gali paimti karštą žmogų ir padaryti dar karštesniu. But somebody that's lukewarm, you can slap him around and they just take some more. Jeigu prie abejingo to drungno žmogaus tu gali jam ką nori daryti, jis į tave nereaguos. Oh, Pastor, you don't understand my problems. Oi, pastoriau, tu nežinai mano problemų. You just don't understand what I'm going through. Tu tiesiog nesupranti, per ką aš pereinu. And I don't give a hoot what you're going through. Man iš tikrųjų nerūpi, per ką tu pereini. Because Jesus is bigger than everything you're going through. Žinai, Jėzus per viską ėjo, per ką tu eini. Yeah? You know, in the school in Malawi, I have a lot of students, they come all the time. Ir Malavija, mano mokykloje pastoji mokiniai eina pas mane. And I listen to their personal stories. Ir klausausi jų asmeninių istorijų. And you know, it really breaks my heart. Ir iš tikrųjų mano širdis. Some of us think that we've got problems. Man, I tell you, some of those kids have such problems you wouldn't believe. Ir jūs neįsivaizduojat, kokių problemų jie turi And asmeninėse I've gyvenimuose. often said, Lord, can it get any worse? Ir aš sakau, viešpatie, ir dar gali būti baisiau ir blogiau. You know, these kids come in and they tell me their stories. Ir tie vaikai ateina pas mane, pasakoja savo istorijas. And God, I asked God one time, I said, Lord, you know, you have to give me a really good answer for these kids. Ir sakau, viešpatie, tu man turi duoti tokį gerą atsakymą, kad aš galėčiau tiems vaikams kažką atsakyti. And he did. Ir iš tikrųjų jie davė. And this was his answer. Ir štai koks jo atsakymas buvo. Yeah, I really feel for you. Ir aš sakau, aš tikrai užjaučiu tave, I'm really touched. man tikrai pakabino tavo istorija. It isn't fair, Tai neteisinga, but life isn't fair. bet gyvenimas yra neteisingas. It's not right Tai nėra what you teisinga. are experiencing. Iš tikrųjų, tai nėra teisinga, per ką tu eini. And you can spend the rest of your life saying, it's not fair, it's not right, it's not fair, it's not right. Ir visą gyvenimą tu gali eiti ir sakyti, man su manim neteisingai pasielgė, man gyvenimas buvo žiaurus ir su manim neteisingai elgiamasi. And you will carry a wound for the rest of your life. Ir visą gyvenimą tu neši tą žaizdą savo. Or you can turn around and say, Arba tu gali tiesiog apsisukti ir pasakyti, it's not fair, tai and neteisinga, it's not right. tai nesažininga, Yes, true, taip, true. iš tikrųjų. But Tačiau I'm not going to allow it tiesiog aš nepasiduosiu, to affect me kad tai paliestų mane, and destroy me. kad tai sunaikintų mane, I've got something bigger to live for. kad yra didesnių dalykų, dėl ko aš turiu gyventi. I got something bigger to live for. Aš turiu kažką daugiau, dėl kurio aš noriu gyventi. I never lie to those kids. Aš niekados nemeluoju tiems vaikams. I never make them a promise. Aš niekados jiems nepažadu. But I want to tell you, Bet tas jau noriu jums pasakyti. they can make themselves a promise. Tačiau jie patys gali savo pasižadėti. But I'm not going to stay down here Tačiau aš nestovėčiau, in the mud. nepasilikčiau tam purve. I'm going to rise up. Aš pakilsiu I'm going to conquer. ir aš nugalėsiu. See, it isn't what people do to you. Matai, ne tai, ką žmonės daro dėl tavęs. No, people are going to pay for what they do to you. Žmonės atsakys už to, kaip jie elgesi su Not only tavimi. in heaven, but now. Ne tik tai danguje, bet ir čia žemėje. If I choose not to forgive him, Jeigu aš pasirenku netleisti jam, let me tell you something right now. aš dabar kažką pasakysiu. If I refuse to forgive him, Jeigu aš atsisakau For atleisti whatever. jam, dėl bet kokių priežasčių, and God says, Dievas sako, I won't forgive you. aš tau irgi netleisiu. If I'm bound in my relationship here, Jeigu aš čia esu nesusitvarkęs šitų santykių I'm automatically bound in my relationship here. ir mano čia santykis bus neteisingas. We got that. Ar supratote?
You can't walk around hating somebody else in the body of Christ and expect that God's going to bless you and God's going to pour out upon you and God's going to say you're wonderful. No, he's going to say repent. Jeigu tu turi kažkokių problemų santykiuose su kitu bažnyčios nariu ir tu nori, kad Dievas tave palaimintų, pirmiausia, tu turi čia sutvarkyti savo How many santykius. times must you forgive? 70 times 7. Kiek kartų